komforto zonos reikėjo išmesti. Tai man, aišku, buvo malonu jūs pamatyti realybėje ir išgirsti galbūt tą, ką jau ir buvau išklausiusi per 21 dienos kardinalių pokyčių programą. Dar labai buvo smagu pabendrauti su atėjusiais žmonėmis, pasiklausyti galbūt kažkokių tai irgi praktinių situacijų ir palyginti galbūt savo kažkokias tai situacijas ir tiesiog savo pasakyti taip, kad aš daug ką žinojau, bet neišdrįsdavau ar ne padaryti realybėj. Tai tiesiog tai, ką sužinojau šiandien, bandysiu toliau stiprinti ir mokytis toliau. Ačiū. Ačiū labai.